Pasiruošk baziniam šaulių įgūdžių kursui kartu su bunkeriu. Aišku, sąrašas gali šiek tiek keisti, bet aš turiu tokį. Tarnybinis pažymėjimas arba asmens tapatybę patvirtintas dokumentas. Lauko uniforma. Pratybams į mišką įmu kombat širtą, reikiuoti įmu invaderio švarką, reikiuoti kelnes įmu SFU helikoną, o lauko pratybams įmu MCDU helikoną. Striukė. Pentagon ar taksas striukė. Paimkim, tarkim, Pentagono Vūduno kepuraitę. Paimkim gal aukštą Zefyrus juodus. Rūbui nuo lietaus, tai paimsiu miltėko punšą. Man reikia klamutės. Tako merino Vilnos klamutė. Megztinis arba kažkoks šiltas džemperis. Helikono Alfa. Pentagono Dėjos kuprinė 65 litrų. Amunicijos diržas arba taktinė liemenė. Matūzas, paimkim liemenę ir matūzas karo diržą. Gertuvė, valgymo įrankiai, mikropluošto rankšluostį, skutimosi priemonės, veidrodėlį, kosmetinė, kur susidėti savo visą higieną. Šepetį, tepalą. Sarginį batraiščių, maskuojamieji dažai stotelėmis. Paimu 2 spalvas, pagrindinės žalio rūdo. Helikono merino Vilnos kojinės. Paimu trumpikių, vienetas medvilninis marškinėlis. Ypačiama kilimėlį, Pentagono Mami mėgmaišį, nenoriu iš karto daug išleisti, bet tai neblogą kompasą įmu Orient Sportą. Jeigu nori pilnai atsparios, įmu Moldstone'ą. Paimsim tiesiog markeris, Milteko Prožika 14 euriukų, atsarginių elementų. Mechanics Fast Fitą 1950, įmu virvutės 3 mm, 4 vienetus elastingos virvės, įsimeskim dar karabiną ir dar įsidėkim peiliuką, moratnyvą švedišką. Žinoma, sąrašas gali skirtis pagal kiekvieną rinktinę, bet turint jau tiek įrangos ir einant į bazinį šaulių įgūdžių kursą tikrai išgyvensit. O jeigu norit dar daugiau patarimų, ką pasimti, ką turėti, tai užskatinkite 14 Panevėžyje arba bunkeris.lt ir padėsim pasiruošti jūsų kursui.